Nu, ir tada vaikas jaučiasi saugiai, ne, kad aš čia toks fainas, žodžiu, viskas čia gerai žinau ir be tų tėvų puikiai tvarkausi, tik tai va reikia ko nors, tada galiu atbėgti. Ne? Tai va šito patyrimo mes labai dažnai neturėjom, nes tada, kai mes taškėme su savo paauglystėm, tai ir mus gėdino, ir gazdino, ir sakė, kad taip negražu, ir kaip tu čia gali, ne, ir su mama šnekėti, ir kaip tu čia gali pykti, ir kaip tu čia gali norėti tokių dalykų. Ir tada mes nebeatsiskiriam ir neturim patyrimo, kad atsiskyrus, tas santykis yra labai labai fainas, kai tu jauti ribas. Ne? Ir dėl to aš kaip visą laiką kažkaip, kai laukdavau vaikų paauglystės, galvodavau, nu taip, o Dieve, nu va, bet bus paaugliai, tai jau čia, bet yra siaubingai įdomu, nes jie asmenybės ir jie, ta prasme, ten taip įdomu būti tame procese su jais, nes jie puikiai jaučiasi. Ir aš galvoju, kad čia yra naujų kartų, va čia mūsų vaikų, ne, tos kartos, kurios